Aš Jolita. Pakalbėkim šiandien apie gestus. Pirmiausia, pradėsiu nuo anekdoto. Eina gruzinas ir nešasi 2 arbūzus. Prie jo prieina žmogus ir klausia kelio. Gruzinas sako: palaikyk vieną arbūzą. Palaikyk kitą. Iš kur aš galiu žinoti? Taigi, yra žmonių, kurie jokios informacijos negali pasakyti, negestikuliuodami rankomis. Yra žmonių, kurie visiškai ramiai, nemojuodami rankomis, nerodydami savo emocijos, gali išreikšti mintį. Ir svarbiausiai tai pažiūrėti kūrybiškai. Jeigu aš per daug stipriai ir emociškai reiškiu savo mintis gestikuliuodama, man reikėtų tiesiog santūriau išmokti sulaikyti rankas. O jeigu aš labai santūriai, gal reikėtų išmokti ir pagestikuliuoti. Tai tiek. Ačiū už dėmesį šį vakarą.